Turbūt ne vienam žmogui, turinčiam namuose šunį, kartais kyla klausimas. O kągi galvoja apie mane tas mano augintinis? Kalbos minutėlė turi savo versiją. Kodėl šuo greičiausiai galvoja, kad žmogus yra tikrai kvailesnis už jį. Ogi dėl daugybės dalykų. Pažiūrėkime į save šuns akimis. Na pavyzdžiui, ką šuneliui galvoti apie žmogų, kuris grįžęs namo ir jau kokį 5000 kartą pamatė savo šunį, glostydamas ir kutendamas jį, sako, nu kas čia toks gražutis, kas čia toks meilutis? Ei, bet mes jau seniai pažįstami, aš gyvenu čia ir tu vis dar neatsimeni, kas aš toks, svarsto šuo. Kartai žmonės stengiasi prisiminti, kasgi namuose gyvena, bando spėlioti, bet nesėkmingai. O tai atrodo taip. Kasgi čia mano toks gražutis, kasgi čia tu zuikutis mano gražiausias. Nu va, sakiau, žiauriai nepataiko, aš šuogi, ne zuikutis. Tai taip ir vargsta šunys su žmonėmis. Gal to žmonės dažniau išvesti pasivaikščioti į lauką reikia?